Oi, iš šitų istorijų tai va tiek, va girdėjai, svarbiausia, duokit man skaniai pavalgyti ir atsigerti. Daug vakūrų, man link mirties, kraujas akise, nieko aš nematau. Bonjour bitches. Šiandieną esame naujai duris atvėrusiame restorane 12 istorijų. Tai labai jaukus mažas restoranėlis. Jeigu nenorit jaustis restorane kaip autobuse, tai ši vieta kaip tik jums. Na ir ką, kipkime iškart prie maisto, nes esu labai alkana. Ir pirmasis mūsų patiekaliukas yra traškios jūros gerybės. Kainavo 15 eurų. Pasakysiu, atrodo kaip gerybės iš kokios Graikijos ar Ispanijos. Pirmiausia, reikia negailėti ko? Citrinaitis. Ką aš galiu pasakyti iš patirties, kad tokias jūro gerybės rasti tikrai yra Vilniui sunku. Matus, kad ne iš promo, aišku, negailim padažiuko. Tai tikrai labai vertas dėmesio, daug jūros gerybių. Man asmeniškai truputį nepatiko šitos žuvytės, bet čia tikriausiai skonio reikalas, duodu 9. Tokiais šaltai žiemos vakarais, kaip mama pasakytų, jeigu sriubos nevalgyti, tai jau yra blogai. Tai šiandieną turime aštrę jūros gerybių sriubytę. Matau čia daug kalmariukų, midijų, visko. Paragaukim. Oho, tokie tirštoka. Bet ir aštrumo yra. Kažkur mano aštrumo lygis susilpnėjo. Ką galiu pasakyti apie šitą sriubą? Tikrai daug proteino. 2 scoops is about 4 scoops. I do the top dose, which is 550 scoops. Protein, carbs, steroids. Kačiokams tiks, bet prašau, neverkšlenkit dėl aštrumo. Saliut. Na ką, ir štai pagaliau atėjo menkės. Oi, tai yra menkė su upėtakio ikrais ir fermentuotais kopūsčiukais. Tie kopūsčiukai tokio traškumo prideda. Fantastiškai. Šita menkė yra tiesiog dangiško švelnumo. Pasakysiu, padažiukas vertas Mišelino, labai dideli ikriukai. Nu, tiesiog tirpsta burnoj, 9,5. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, čia ne koks pigus čeburekas, kaina 15 euriukų, bet verta kiekvieną centavo. Karys lauke nepasiduoda, todėl ant stalo turime paskutinį patiekaliuką jaučio žandus už 18 eurų. Porcija yra tiesiog milžiniška. Nežinau, kaip reikės įveikti, nes man atrodo, kad mano žandai atrodys kaip šitie jaučio žandai po pavalgymo. Žandai yra tiesiog nerealaus minkštumo, tai net nereikia naudoti peilio, tiesiog perskiri mėsytę, va taip va. Šitas jaučio žandas toks minkštas, kaip pastavo eks realiai. Didelis pliusas, kad čia yra ne bulvių piurė, o kalafiorų. Ką mano mėly žmogeliukai, aš jums galiu pasakyti, esu laiminga, labai skaniai pavalgysiu, super jauki vieta, nedidelė, nuostabus vaizdas, skanus maistas, menkė tai buvo superinė, jūros gerybės tai tikrai grįšiu dėl jų. Jeigu ieškot, kur skaniai pavakarieniaut arba papietaut, o gal į pabrančių, tai va, rekomenduoju ant pachmo ir ne ant pachmo, tai va.